Taigi pagamintas mikrofonas pajungtas ir dabar skirtumas tarp telefono ir to pagamintojo. Taigi sveiki, šiandien trumpas pasakojimas, kaip pasigaminti jautrų mikrofoną ir iš tikrųjų labai pigiai. Yra tokios kapsulės, aš paskui parašysiu apačioj. Ir jas tiesiog prisilitavus prie laido išeina puikus mikrofonai, kam reikia labai didelio jautrumo. Taigi, elementarus ausinių kabelis. Na, jo kokia, jaučiu gal metrą atkirpti reikia, daugiau jo tikrai nereikia. Va, puikiai ekranuotas. Vario apsauga su dar plius folija, kaip ir turi būti. Nagi. Va. Čia reikės prie jų dabar lituoti. Pats litavimas dabar. Aišku, čia antrai viską pasidėjęs. Reikia pasidengti pirmą lydmetaliu. Tai reikia lituoti labai greitai, nes mikrofonai labai greit perkai. Nes anie yra labai baikštus karščiai, turiu omeny. Jeigu per ilgai užlaikyti, galima sugadinti, nes ten yra tokia plokštelė, kuri gali deformuotis nuo karščio ir viskas.
Ojoj. Nu, likščiai kybo. Yra tas greitasis mono variantas. Ojoj. Jau dabar eina garsas per nežinau kaip čia pradėti, per va šitą mikrofoną eina į rekorderį, o rekorderis į telefoną. Tai va, dabar jungti tą ir taip, žiūrėjom čia, reikia ausinės dar pasijungti. Taigi, dabar eina per šitą, reikia dabar pakeisti tik tai. O štai jisai, įsivaizduojat, jaučiat, koks jautrumas yra. Ta prasme, aš net nežinau, dabar per jį girdisi. Tai čia viskas zyzia aplinkui, turiuomenį zyzia visokie renginiai, turiuomenį, nu, mano kolonėlės šalia stovi, turiuomenį, jas turi transformatorius, dar kažką, tai ir esmė taip paprastai nesigirdi, bet vat, jos tokį foną vis tiek skleidžia. Kaip čia dabar tą jautrumą parodyti, aš nežinau. Nesakykim. Va. Papūsti gali biškai. Na žodžiu, dabar reikia persidaryti į stereo variantą, nes čia dabar tik vieną pusę tekruoja. Tekruoja, sakau, tesinaudoja esamoną jungęs. Ir aš neturiu kur kitur jungti, neturiu ne vieno device'o, kuris turėtų 3,5 mm jungti. Tai negaliu parodyti nei telefono, nieko neturiu, nei kompas neturiu, niekas. Tai, na, tiesiog turi veikti ir prie kitų įrenginių, nes stebuklų tai nėra, turime visi tie mikrofonai yra maždaug vienodai, skiriasi tik tais jų kapsulės. O šitą yra ypatingai didelio jautrumo ir ganėtinai turi mažą vidinį triukšmą.
Nu va, dabar tas variantas turėtų būti stereo. Turėtų būti, nu aišku, jis bus stereo, kaip sakai, tai bus. Žodžiu, testinam. Nu va, dabar pajungiau aš juos. Dabar reikia perdaryti. Kokias albėrą pamiršau. Va. Nežinau, tik aš dabar telefonas įrašinėjau mono ar stereo. Tai nieko gero, čia bus mono. Bet vat ta skalė, čia kur šokinėja, jau rodo atskirus. Nu šiaip aišku, ant tiek jautrus yra, kad tas stereo toksai, nežinau jų, ar taip juos rašinėjai, vat kaip čia, kad dabar eina per juos būtent garsas, ar juos apsukiai, kad čia nelabai kas ir skiriasi iš tikrųjų. Skau, jie ant tiek jautrus yra, kad kur be pasuksi, ką bedarysi, tai jis vis tiek jie vienodai. Iš tikrųjų čia ir gal ir trūkumas jūs, nes nei paslėpsi, nei kur nueisi, žodžiu, ten, arba labai toli turi. Žodžiu, čia toksai kaip ir jų gerumas ir blogumas tuo pačiu. Čia dar turiu tokį korpusai, kažkokį tai filtrą. Žodžiu, reikia konstruoti dabar patį korpusą. Bet jie čia biškai kreivai stovi, čia niekam neįdomu. Juosta. Aha.
O tas kapsulės tik būna taip. Ir aš anas uždarau ir viskas. Nes gerai laikos čia, būtent kaip. Taigi, mikrofonas baigtas. Tegu dar padžiūna. Taigi, kur aš įdėsiu? Dabar nenoriu smarkiai. Lietu. Tegu jis taip ir gyvena. Iki šau jisai ir patilo biškai. Va, dabar geriau. Klausimas kyla, kodėl aš dariau jį šonu. Nu, nes patogiau. Nes ką man priekiu, 2 mikrofonai, jeigu aš galiu šonu. Vis tiek, jis ir taip gerai rašinėja, šiek 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, jis vienodai rašinėja praktiškai. Nu, skiriasi kažkiek, tai žinau, čia pasižymėjau, kur yra maždaug kryptis. Ta jungtis, užmauti ant kažko, tai aš turiu. Čia šonė gal biškai matas. Va, ant šitos, nu, aš panašiau, jis visur vienodas. Užmauni, pakreipi kaip reikia ir turi viskas. Taigi, kas dar? Kaina kapsulė apie 3,50 arba 4. Jų jautrumas yra, aš neprisimenu dabar, nors gal lentelę aš įdėsiu, kad matytų, žodžiu. Ir vidinis triukšmas jų yra ganėtinai mažas. Ūžia kažkas, tai turiu menį ūžia, kambarį, net nesivaizduoju, kas gal koks nors transformatorius nuo kažko, tai arba elektrinio lauko kažkiek tai gaudo, bet jau nebe tiek, kaip už prieš tai zyzė. Tai va, tiek žinių ir gavosi improvizuotas mikrofonas pigiai už, nežinau, kabelis 5-6 eurai, 2 kapsulės. Aš pirkau 3, vieną, jeigu netyčia sugadinčiau, nu, logiška, arba bus dar kam nors. Tai va, kam reikia super jautraus mikrofono pasigaminti patys, tiesiog visiškai elementaru. Tinka ausinių laidas, gal nelabai reikia žiūrėti, kad būtų ekranuotas, tai turiu menį, nu, jisai, kad ir vieną kapsulę tiesiog prisilitavus, jeigu nemokat, kad nors paprašyti prilituoti. Ir viso, ir super jautrus mikrofonas. Kas dar, maitinimas jam 2 arba 5 voltai, nu, tai esmė jokio nesikeičia, gal net papengint pakeis dabar. Dabar yra 2,5 volto, perjungi 5, kas nors keičiasi, o gal jautrumas padidėjo net nežinau iš tikrųjų. Aš dabar su ausinėmis sėdžiu, tai man
Sunku pasakyti. Ne, man atrodo tas pats. Žodžiam, tai tas. Žodžius padarytas, kad nuo visų renginių. O dėl jautrumo aš nežinau kaip. Girdis. Kaip kvėpuoja, turminį, tas jų trūkumas yra, kad jisai kambarį kažką tai jis jo, kaip įrašinėja kiti, be to kailio, kai būna ten kažkokius super jautrius garsus, tai namie vis tiek kas nors tai zyzia. Nebūna taip, kad kas nors neveiktų, laikrodis saks. Nu, žodžiu, toksai čia yra jautrių mikrofonų trūkumas. Tai va, tokia gamyba. Dabar ieškosiu kryptiniams mikrofonams, kapsulių kažkokių tai protingesnių, nes man šitam jautrumo trūks. Atrimiai čia ir tik korpus irgi persidariau, video nedariau dėl to, kad nusipirkau vienus mikrofonus, tiesiog įsidėjau į korpusą, pačiai tankiai geriau ir iš tikrųjų korpusas yra geriau negu kapsulė palaida. Tai va, to tiek žinių. Taigi pagamintas mikrofonas pajungtas ir dabar skirtumas tarp telefono ir to pagaminto. Eina į rekorderį, iš rekorderio eina į kamerą. Kamera rodo, kad įrašinėja per išorinį. Ir dabar atstumą reikia biškį nueis toliau. Taigi jungiam vieną ir antrą. Pirmoji. Antroji. Filmuoju su sena Nokia, tai stabilizatoriaus čia net nėra. Viens, du. Išsiversiu. Viens, du. Viens, du. Taip eisiu. Nu, kokie yra 50 metrų gal. Gal čia toliau tikslo eiti ir nebėra. Nes, toli esmė eina suprasti. 1, 2. Kelias. Štai tas skirtumas.